Sveiki visi sugrįžę į 7-ąjį Minecraft Pocket Edition išlikimo epizodą ir šiandien mes esame savo namuose, kuriuose galbūt buvau tik per pirmą epizodą, kai juos aprodžiau. Tai jau kaip matote, aš tiesą norėčiau dar pasakyti tokių porą blogų žinių, tai jo galbūt pradėsim nuo blogesnios galbūt ar geresnios, nežinau. Bet štai tas ten, kur yra toli mūsų tas pastatytas poneris, kurį mes pastatėm praeitą epizodą, žinokit, neveikia. Nežinau kodėl, bet paprasčiausiai ten nesisponina tie mobai, nežinau, galbūt dar kažką reikės pažiūrėti, kokį youtuberį, galbūt reikia dar kažką pakeisti ar panašiai, ir tai galbūt pradės sponintis, bet, kol kas nesponina, nežinau. O kitas blogas dalykas yra, kad aš miriau savo visais tais gerais diamantiniais armoriais, kai matot, pasidariau naujus pasidariau naujus iron itemus, bei pasidariau naujas swordą, bei pikeksą. Pikeksą nebuvau beros pasidaręs, jo čia swordas, kažkodėl dabar yra užsidabalinęs, nežinau kaip galima pasakyti, bet kažkaip per dvi vietas inventorių užima. Taip pat, čia turėjau 9 deimantus, dabar turiu berots tik tai kelis, kažkur jie berots, tai čia turėtų būti 4, jo 5 deimantus išnaudojau, bet dar 7 yra, mane mainė, tai gal nemažai manyčiau dar jų yra, tai čia nėra gavau pergyvent. Kitą dalyką dar gavau bulvę. Bandžiau vieną naktį taip ant lempos pamuštos zombius, bet žinokit, pirmą naktį negavau. Visą naktį pramušiau, negavau, paskui kitą naktį dar bandžiau, žinokit, ir tada tik tai nakties gale gavau, bet žinokit, nakties gale užmušiau 3 zombius iš eilės ir visi išmetė bulvę. Tai jo, galim pasimti kaulą šitą. Nors nereikia, man čia šiukšlė kažkokia. Ir jo, kaip matote, dabar norėčiau jums parodyti šiokius tokius pasikeitimus su mano per šūdas. Ką jūs daro čia? Pažiūrėkit, 5 zombiai, 3 skeletonai, 4 zombiai. Ar čia 5? Čia 3 ar 2? 3 čia. Kas per šūdas, čia jų 4? Ką jie čia visi daro, aš nesuprantu. O, Jėzus. Ką jau Minecraftas tiek išgudrėjo, kad dieną visi eina kur vanduo? Čia, kai matote, auginau šitą didelį grybą šiaip ant lempos naktį. Tai jo galime nuimti čia. Oho, kiek davė. Ką jūs čia darot visi? Bet tai grinai, kur nereikia, jie čia veisiasi, kaip nežinau, bet kur reikia, tai niekaip nesiveisia jo. Dar šiek tiek štai čia, matot, turiu daugiau dabar jau prisiveisęs, šiek tiek daugiau kiaulių, avis man iš visur dingo, nežinau, nereikia man to avių iš tikrųjų. Čia, kaip matot, kiaulės, tai jų čia gan jau nemažai, galim net dabar šiek tiek jas padauginti. Bet neturiu, aišku. Sugar canes ten šiek tiek pas save namuose, šiek tiek prisiauginau prie namų imtų. Jo, gerai. Ir jo, čia viščiukų šiek tiek, čia karvių, aišku, dabar galėčiau padauginti, bet neturiu aš. O, ne. Reikia uždaryti, nes čia kaip pabirstai. Tikrai bus nekas, jo, kaip matot. Beje, žinot, kas buvo, aš čia prie savo namų mačiau šunį. Neseniai tada, kai stačiau tas ponerį, bėgau pasimti šiek tiek dar stauną, žinokit, ir mačiau, bet panašu, kad jis kažkur bus dingęs, tai jo, oh my god, kai išgazdina, nesveikas tu kažkoks tai. Bet tai jis ten nebuvo, jis kažkaip čia atsiteleportavo, ar nežinau, čia kažkaip, manau, šiek tiek palagino, bet kas per šūdas, kai peršykau, ir kažkoks tai. Nežinau, nerūdas, koks rūdas, kai kryperiai žaliai kažkokios čia baidyklės. Man įdomu, jeigu būtų kur tas šuo, bet panašu, kad jo čia nėra, bet žinokit, man atrodo, šunį bus ne taip sunku rasti, nes aš čia turiu tokį biomą, kur jie veisi, tai yra ten, kur auga tie visi sprūs medžiai. Čia visiškai prie pat, aš aplinkui jį gyvenu maždaug, taip galima sakyti, tai jo, nėra problemų, manau, rasime iš dar šunų, tai jo, gerai, galbūt einu jums šiek tiek dar parodyti, nes aš jau ilgokai šiek tiek šneku čia kažkokias nesąmonės, tai jo galim greit nubėgti pas save į tą rūsį, ne rūsį ten savo pažymė čia, bet tai kai čia nesveikai, jų čia prisiveisė, nesveikai jūs čia, kažkokius partį čia daro pas mane čia upiai, šitie medžiai, jas aišku reikėtų nukirsti kažkada, jie čia nežinau, jau reikėtų jas nukirsti, nes jie čia nežinau kiek laiko stovi, tai jo, galbūt kad nors kitą kartą. Kaip matote, štai čia yra iškart prasiplėtusi mano visas prasiplėtęs rūsys, bei yra čia dar tų, prisiauginau dar čia morkų, čia morkų daugiau, čia vyt, čia yra bulvės, tai jo. Beje, dar turiu aš pumpkinų, bet kažkur aš jos
Turiu pumpkinų, bet jo. Kai aš pinuos šiandien, žinokit, visą dieną mokykloje irgi kažkaip pinuos, nieko negaliu padaryti. Bei čia, kaip matot, kas yra, tai čia yra tiesiog dar vienas aukštas ar gylis, nežinau, kaip čia net pasakyti. Ir čia praplėsiu šitą visą savo rūsį. Nežinau, aš čia vadinu rūsis, nors aišku, rūsys dažniausiai būna po namų, čia šiek tiek toliau nuo namo, bet koks skirtumas, gerai bus rūsys. Tai jo, kaip matot, šiek tiek čia, žinokit, šį video nesu labai tokio grinai, tokio galbūt gero, tokio tikro darbo sugalvojęs, tai manyčiau labai daug nenuveiksim, tiesiog norėjau šiek tiek galbūt ir kiek ir pasidalinti savo nuoskaudom, kad praradau savo visus aitimus, tas neveikia ir, nu jo. Bet žinokit, kažkaip pozityviai aš tai. Šiek tiek pabėgęs, na tiesą sakant, tas šiek tiek yra kelios dienos praeitą epizodo dalį, tas 6 minutės, žinot, kada filmavau, šeštadienį berods, o dabar yra antradienis, tai matot labai ilgas laiko tarpas, kodėl dabar įdomu tikriausiai, kodėl aš nekuriu video, panašiai, kodėl nekeliu, ta prasme, kiekvieną dieną ir dabar čia toks ilgas laiko tarpas, kaip nebuvo epizodo, yra dėl to, nes aš neturiu laiko, žinokit, visiškai neturiu laiko, dabar visiškai esu užsiėmęs šiokiais tokiais reikalais, tai jo. Bet gerai, vienai per taip, nors ir nelabai atsimenu, ką mes darėm, bet beros kažką ten su to rūsiu ir panašiai. Dabar galim įdėti šitą molį kept ir dar galim padaryti vieną. Šitą molį, tai jo. Dabar, jie sakant, stengsiuos video, nors ir kaip tai bus sunku, bet kelt kiekvieną dieną, bet nieko nenoriu prisidėti, gali būti, kad ir nepavyks kiekvieną dieną įkelt ir aš dabar, ko man reikia, man reikėtų, aš atsimenu, kad berods dariau štai šį rūsį ten, kažką darėm ir jo, žiauriai dabar sunku atsiminti po kelių dienų tokios pertraukos vėl daryti tą patį epizodą, tai jo. Bet gerai, galim čia toliau pradėti tęsti, čia šiek tiek šį epizodą, manyčiau, taip ir padarysim, nes nelabai nesisakant esu kažką tai tokio daug medžiagų turintis, kad galėčiau šitą kambarį jau įrenginėti, ant sienos ten gražinti ir panašiai. Manau, šitą kambarį šiek tiek gražiau padarysim nes nežinau, kažkokį galbūt ornamentus su to klei, dėl to aš jį ir kepu, galbūt dar reikės pasirinkti šį epizodą, nors tiesą sakant yra gan sudėtinga surinkti, tiesą sakant, kur, kaip matot, čia kol susirinkau tos 45 tos blokus, tai žinokit, ilgokai užtrukau, nu pats šio viso pasaulio pradžios vis dar rinkau ir tik dabar susirinkau. Na, aišku, nelabai intensyviai rinkau, ne taip specialiai nerinkau, bet jo. Galim čia greitai nukasti šitą visą daiktą, ar ką čia nežinau, bet labai gerai, tiesą sakant, su deimantiniu pikeksu kas čia. Greitai labai kasasi. Ką aš jau taip nukasiau? Jau. Gerai, ir jo. Galbūt mes galėtumėme, žinau, galbūt tinga čia labai kas, nes už epizodą padarysiu, nes dabar tiesą sakant ir tingiu ir nelabai čia įdomu, galėtume nuveikti greitai savo, įdėti kept šiek tiek. Beje, aš jau neatsimenu, ir aš esu rodęs, iš kur aš gaunu šitągi kaip lavą. Čia šiukšlinė, kurią mes dabar galėtume patobulinti šiek tiek, nes labai čia lievai kažkokia. Ir neatsimenu, ar esu rodęs jums, ar nesu rodęs, iš kur aš gaunu būtent lavą, tai jo dabar galėsiu, manau, aš jums parodyt, galim taip, dėt ir... Bet ne, man atrodo, aš jums rodęs, iš kur aš gaunu lavą tą kepimui. Mes čia įkrist negalim, aišku, labai gerai. Tai jo, manau, galbūt čia ir... Ne, žinau, kad galima būtų geriau padaryti. Tai nesudėk, tik vieną turiu. Skribus man čia deimantai. Net pats nesidaiva dabar, va. Tai matot, mes negalėsim įkrist, ateisim ir galėsim išmešti šiukšlės labai žiauriai patogiai. Tai jo, dabar galim greitai nubėgti ir pasimti šitą klėjų, žinot, ką mes jų galim padaryti, galim mes jį padažyti, šiek tiek dar atsinešiu iš kabelstauną čia iškept. Jo, ir galim vis nubėgti, užsienės sakant, kad čia nėra durų, bet nenoriu dėti, nes labai negražiai atrodytų ir jo. Galim greit nubėgti.
Dar kartą tik šįkart po kelių minutėlių pertraukas ir galim greit nubėgti. Nubėgčiau pasidažyti šitokį klėjų, manau, kur dažysiu aš jį, manyčiau, savo kokią mėlyną spalvą ir jo. Manau, mes tam kambaryje taip kažkaip gražiai ant grindyse, ar ne, geriau gal grindyse, vis tiek ne grindyse, nes grindyse bus ten viskas pasėta, o geriau sienas, kai nors išdekoruosim jo. Ir jo, štai čia mano lapės žiūri, bet su juo galima dažyti. Negalima? Ai, galima, gerai. Net išlendau tiesą sakant šiek tiek. Ir man tai žiauriai gražiai atrodo ir manyčiau, už epizodą reikės dar pasirinkti klėjaus ir jo dar daugiau čia pridažyta mėlyną spalvą, nes matot žiauriai jausum atrodo. Gaila vienas dalykas, kad negalima mėlynos spalvos pasidaryti grinai. Bet galima su būnmylu šviesiai mėlyną. Aš turiu būnmylą, pažinau. Bet ne, nemanau, kad dažyčiau šviesiai mėlyną spalvą, nes mėlyna geriau atrodo. Tai jau atsisakant, žinau, šiame epizode labai daug ko nenuveikėm, nes nelabai susiplanavau šio epizodo. Kitą epizodą, žinot, ką mes veiksim, mes nuveisim į šachtą, kurią mes radom, net neatsimenu kelintą epizodą, bet tą epizodą, kur mes buvom keivę. Aš ten atsimenu, sakiau, kad nieko joje nėra, absoliutiškai neapsimoka jie eit. Bet, žinokit, paguglinau ir sužinojau, kad šachtos yra žiauriai didesnė tikimybė rasti ten visokius sponerius, tai jo, kitą epizodą mes ten bandysim nuveikti ir atrasti ten kokį, nežinau, sponerį norėčiau, tiesą sakant, labiausiai norėčiau šitokį skeletonų sponerį, nes jie meta strėles ir kaulus, aišku, manau, geriausias būtų. Žinokit, mazma lankas naujas, jis buvo jau praimtas, bet žinokit, naują padariau, nes netyčia sudeginau, tai jo. Tai ką, manyčiau, šiam epizodui tiek. Ačiū, kad žiūrėjot ir galbūt dar nurinksim bulves ir morkas, prašau. Ir susimatysim kitam epizodui, likit sveiki. Jo, žinau, Epic atsisveikimas, bet jo, ačiū, kad žiūrėjot ir susimatysim kitam epizodui.